Sveiki atvykę į mano kanalą Žaislinis žirgynas Kanuka. Ir šiandieną aš aprodysiu labai mažai naujų daiktų ir žirgų šiame žirgyne. Na ir ačiū tiems, kurie pasiskraibino mano kanalą ir palaikino mano video. Ir manau, kad sekantį video darysiu aplamai viso žirgyno aprodymą arba treniruotės video, bet manau, kad labiau aprodymo ir tik tada treniruotė. Taigi, ko mes laukiam, einam prie naujų daiktų aprodymų. Pirmas dalykas yra štai toks naujas žirgas ir jo vardas yra Fenoras. Ir jis yra naujas. Taip. Nežinau, to aprodysiu iš kitos pusės. Nes tai toks paprastas šokoladinės spalvos, labai kojytės, gražios žirgelis. Toliau sekantis dalykas, kurio man iš tikrųjų reikėjo, tai yra toks balnas. Jis yra su tokiais, aš nemoku paaiškinti, su tokiais krovinukais. Toks poni balnas tinka, va šitas poni balnas tinka va šitai kumelytei. Ir toliau prie šito balno kas buvo, tai buvo dar tokios poni kamanos, kurios taip pat tinka šiai kumelytei ir jo, taigi čia tokios kamanos tikroviškos su žąslais. Jeigu matosi mano pirštai, tai čia nieko tokio, manau. Toliau, ką dar nusipirkau, tai toks kanturiukas žalias. Labai fainas. Ir gūnė. Aš nežinau, ar matosi va čia vat ir ten va. Aš galvojau, kad kanturą gausiu rudą, nes buvo ant pakuotės, kad rudą, žinai, pavaizduota. Bet gavau irgi žalę. Tai nieko čia tokio. Man visai tinka, kad ir žalės gavau. Na ir pats beveik galutinis dalykas, kuris man, kurio be galo aš norėjau, nes turiu va tokias dvi vienodas ir dar vieną tokią raitelę. Ir gavau galų gale dar vieną. Oi. Čia galiu šitai parodyti. Ir galų gale dar vieną raitelę. Ir čia yra su mūsų žirgyno atsvaizdu Kanupa. Ir jinai man patinka. Tai dabar turiu 4 raitelės. Na ir tuoj atsitempsiu dar naują dalyką. Taigi gavome tokią oranžinę mašiną, tokį automobilį oranžinį. Tiksliau nusipirkau, gavau per kalėdas prie arklidžių, kurias parodysiu. Štai tokį automobilį. Ir dar prie šio automobilio priekabėlę Pony Club. Tai turėtų būti parašyta Žaislinis žirgynas Kanupa. Bet vienu žodžiu tiks. Ir čia svarbiausia parodyti čia vidų. Langelis čia. Ir tuomet štai taip atsidaro ir galima įvesti arklį į šią patalpą. Vienu žodžiu. Ir galim įvesti žirgą į šią patalpą. Oi, krenta priekabė. Na gerai, ir paskutinis dalykas. Šis dalykas yra toks, kurio aš labai norėjau. Tai yra Pony Club. Kaip ir ant priekabėlės. Štai tokios.
Arklydys, valio, aš nežinau, jeigu aš kalbu per tyliai, nepykit, ant šitų va štai, vat ant šitų dviejų, užsirašysiu, kokie žirgai gyvena šitoje patalpoje. Ir vienu žodžiu, kaip aš čia nežinau, kaip jums parodyt, čia atsidaro. Na, žinoma, jau kas be ko yra va čia atsidaro ir čia, kai norim žirgą išvesti pro šią pusę. Ir toliau dar kas atsidaro, tai šitos pusės, tai šitos pusės durys. Ten žirgus matot. Dabar nebematot. Tai va čia galime ką nors pasikabinti. Tai čia tęsinukas. Tarkim, va balnojasi ką nors ir va čia puikiai galim pasidėti ką nors. Na ir taigi, ačiū, kad žiūrėjot mano naują video. Taigi prašau, palaikinkit, pasubscribinkit mano kanalą Žaislinis žirgynas Kanapa. Ir jeigu surinksiu nors 5 subscribus, būtinai kelsiu video, tarkim, ten, kaip aš esu tikrame žirgyne. Tai va. Neverkšk, Zelyt. Na tai va. Iki.